vaikai atvykę į sapnų kambarį. Kokį pirmą gal esat Linčo filmą matę? Pirmas mano prisiminimas yra Wild at Heart, kažkas tai labai jaunatviško ir kaip pavadinimas toksai. Pirmas filmas, ką pažiūrėjau, Inland Empire. Tai visiškai vaikystėje, tai Twin Peaksas, net turbūt Twin Peaksų serialas. Čia Twin Peakso serialas buvo, aš dar vaikystėje žiūrėjau su močiute. Aš buvau vaikas ir tas serialas, tikrai jisai baugus. Kinfo davė pradžią tokiam įdomesniem filmams kaip Linčo ir kitų režisierių. Man tai Ainis atvedė į mano gyvenimą Davido Linčą. Aš man atrodo 7 metų, kai buvo Nepatogus kinas, rodė Drambliažmogį, mano mėgstamiausias jo filmas. I'm pretty sure it was Eraserhead, and that kind of cemented my love for David Lynch stuff. Ar esat pačios kažkokį linčišką sapną gal sapnavusios? Neseniai sapnavau, kad buvau valty ir mane puolė zombiai piratai. Prisiminiau vieną iš nesenų sapnų, kurio metu tiesiog turėjau sutraiškyti daug įvairių vorų, bet kiekvienas voras buvo visiškai skirtingas, net vorų neprimenantis. Vienas ten kaip moneta, kitas kaip medalis, trečias kaip bitė didžiulė. Kad yra tokia niūrus rytas, toksai, kur migla ir toksai tamsus. Ir aš su savo šuniu išeinu pasivaikščioti ir tada iš kažkur ten nesuprantama tokia kaip dūmai ir mano šunį pagrebė vilkas ir su mano to šuniu nasruose lipa į medį. Man tik tas jausmas yra Davido Linčo, aš net vadinu jį net sapnų, bet tas, kur tu sapnuoji, bet tu nesupranti, kur esi, bet tuo pačiu jautiesi saugiai iki pirmo posūkio už kampo. Ir man tas labai primena Davidą Linčą. Irgi matau įvairių būtybių, tarp jų ir žmonių, ir šiaip neaiškių vaiduoklių savo sapnuose. Ir girdžiu irgi keistus garsus. Kiekvieną kartą teleportuojasi vis kažkur, tiesiog būni vieną akimirką vienur ir tiesiog akimirką atsiduri visiškai. Dreams are extremely vivid, they're like movies, and when I tell about them to people that I can remember like the environments and details to like extreme level, they don't believe me. Man tikras pasaulis dažnai keistesnis negu bet koks sapnas. Kas būtent sukuria tą sapno jausmą Linčui, tai kad jis tiesiog išrauna daug atskirų minčių ir paskui jas suburia į vieną filmą. Tokia absurdiška prisiminiau, kai sapnavau drakoną, kuriam ištraukiau jo kiaušus per burną. Tikrai linčiška. Koks jūsų gal įsimintiniausias Linčo kūrinys? Mulhollandas, kurį šiandien žiūrėsim, tai. Nežinau, jis toks paliko man, sakyčiau, vieną didžiausių įspūdžių ir šiaip turisi labai daug filmų, tai nesu daugelio matęs dar, tai yra ką pasižiūrėti. Tai buvo Eraserhead, nes jis gal buvo paskutinis, kai jau viską buvau mačius, bet jis man buvo labai gal sunkus emociškai žiūrėti ir galiausiai tada kažkaip atrodo, kad gal ir supratau ir prisijaukinau ir dabar gal vieną iš stipriausių įspūdžių palikęs. Inland Empire, ko gero keisčiausias ir toks labiausiai crazy filmas iš visų Linčo matytų filmų, kur apskritai turbūt vienas labiausiai crazy filmų iš visų matytų, toks, kur sunku net nupasakoti. Šiaip Mulholland Drive, kur šiandien eisim, tai, nežinau, man vienas mėgstamiausių filmų visada buvo. Užuominų, detalių, kiekviena detalė, kiekvienas ten daiktas kažkur padėtas, kažką reiškia iš tikrųjų, tai daug tokio. O iš tokių, kurių tikrai prisimenu ir kuris paliko įspūdį, buvo Trintukagalvis. Ir turbūt Mulhollando Drive'as irgi yra toksai, tą Džorando turbūt lauksiu visą filmą ir pamatysiu daug kitų dalykų, kuriuos jau primiršau ir neatsimenu. Ką mačiau, tai jie buvo nemalonus, nepatogus, bet po jų jautėsi, kad nuveiktas didelis darbas buvo.
Dėl to, kad jis yra daugiau nei kasdienis gyvenimas ir jisai simbolizuoja dalykus, kurių gal mes kiekvienas neišgyvensim savo visam gyvenimo laikotarpį, o išjausti, manau, viską yra įdomu. Tai jisai mums siūlo įdomesnius potyrius, nei mes galim sutikti savo kasdieniam gyvenime. Unikali kūryba turbūt ir jau legenda tai kino. Nes tai yra kūrėjas, kuris palieka labai gilų pėdsaką. Tu to nori ar nenori. Kaip ir dukra, nežinau, subrendus, nesubrendus Linčui 14-15 metų, bet aš nebejoju, kad paliks labai ženklų pėdsaką. Tada bus įdomu diskutuoti, kas jai paliko, o po kažkurio laiko paliks vėl kitą pėdsaką tie patys dalykai. Tai tas gilis, tas daugiasluoksniškumas, manau, kad būtina kiekvienam išsilavinusiam žmogui kažkaip prie to prisiliesti. Linčo filmai yra tokie myslės, į kurias norisi veltis ir jas dekonstruoti, spręsti, surasti tos atsakymus, apie ką čia buvo. Labai daug atrast galima, labai daug įkvėpimo atrast kažkokią ir tiesiog labai įdomios istorijos ir tie sapniškos istorijos. Man labai sunku apibūdinti jo darbus, nes labai įdomiai veikia vaizdai, kuriuos matai su garsu, atrodo priešingai net, kas nėra būdinga. Yeah, I made a group of people watch Twin Peaks with me. So I think that's the greatest gift you could give other people is to introduce them to Twin Peaks. Nes jeigu tu domies kino ir jeigu tave domina kinas, tu turi matyti kitų tokių, kaip čia, išskirtinesnių režisierių vizijas. Nes tai yra juodoji Holivudo pusė. Prieš 12 metų man teko garbės pamatyti Davidą Linčą gyvai festivalyje Lenkijoje ir skirtingai negu kitos garsios figūros pasaulio tiek muzikos, tiek kino rinkoje, Davidas Linčas atrodo visiškai kitaip gyvai negu atrodo ekrane. Ir beje, mes per savo vestuvės ne tortų vaišinom visus, o vyšnių pyragų įkvėpti Davido Linčo Twin Peaksų. Užsakėm 20 vyšnių pyragų. Taip, mūsų vienas iš pirmų pasimatymų buvo, kai važiavom po Vilnių ir ieškojom gero vyšnių pyrago. Ir radom tik vienoje vietoje. Atsimenu, vyko tas lūžis gyvenimo, kur pagaliau pamatai tokias išskirtinės žvaigždės ir atsimenu, mano draugas, kursiokas sako, oh my god, it's David Lynch. Bet kažkaip po to, pradėjau, kad jie tiesiog žmonės, kaip ir mes. Tęsim Linčo kelionę, jau pradėjom nuo vieno, dabar šiandien bus antras filmas. Einam pasileist plaukus. Gražus seansas. Ačiū labai.